Sveikinimės, mėlyjeji draugai ir giminaičiai. Taigi, vėl prasideda mūsų kelionė į Šveicariją. Mes rytoj skrisim. Naktį aš žvaigždės skaičiuosim ten, kur norim, ten roposim po laukus. Gera, 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 gera bus. Jumis sveikinasi Vilnius ir mes. Audrius, kuris dabar valgom, ir Rasa. Tai va, papasakok, Audriau, kaip pirmasis viešbutis. Ar paliko daug įspūdžių? Liuks. Kiek ten žvaigždučių ten buvo? 5. Labai patogumai, viskas buvo kaip reikiant, ar ne? Labai internetas, televizorius, netgi alkoholiai nemokami. Žinau, kad galim, surasim kelią, nors kas sparnu, tai tik detalės skrisim, rankas iškelsim. Italy and Audrius and Rasa and new car. Prasidėjo mūsų atostogos. Dabar keliaujame į degalinę, nes Rasa labai nori gerti. Audrius nelabai moka važiuoti su nauja mašina, bet nieko, žmogus pripras, biškutuką trūkčioja, bet... Šveicarijoje, va. Labai linksma, labai gera, va, ir koks didelis kalnas, o laukia yra, kiek važiuoju laipsnių, ogi 33. Patekom į 13 km tunelį. Žodžių yra kaip yra. Viktoras, tikiuosi, dar blynų neužmaišė. Jeigu užmaišė, gausi iš naujo maišyti. Tai va, taip pat mums ir sekasi. Mūsų pirmoji diena kelionės jau kaip ir į pabaigą. Yra labai normalu, va taip va, gatvę važiuoti dviračiu. O, viens pravarė. Ai, gal ir gerai. O, žiūrėk, ką tas daro. O! Draugelį radau. Linksmas gyvenimas, mus aplenkia nerimas ir didžiausia nuodėmė nusivilt. Mūsų aistros kaip nemunas teka į pajūrį. Čia saulę pasitinkam vandenį. Ir vėl mes einame keliu ir einame pasitikti krioklių. Done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Kad tu žinotum, ką aš noriu valgyti. Kad tu žinotum, ką aš noriu gerti.
Labas rytas, pirmieji sveteliai ir svečiai. Šiandien yra Liepos 26 diena. Žinau, ir mes su puikiamis nuotaikomis šiandien pusryčiausime. Lucerna. It is very nice city. Tie, kurie skrenda per mėlyną dangų, ir tie, kur išdrįsta nuvyti abejonę. Visi jie liepsnodami kyla ir krenta. Tik tam, kad grąžintų tau tavo svajonę. There's a conclusion to my illusion, I assure you this. There's no end to this confusion if you let it wish you well. Sold to sell, highest bidders, can't you tell what you're getting? There is a light to all this darkness, I will tell you this. There's redemption in you, asking confused why it is some answers are better left unspoken when you know you ain't getting any. Are you? Are you? 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 You ain't getting any. Getting any. Kalnuos dainuoja, rageliai suniulijo ir žygėlė tenai kalnuos dainuoja, rageliai suniulijo ir žygėlė tenai kalnuos. Taigi, kalnai, kalniukai, kalnaičiai ir Rasytė visa sušlapusi. Ir va kalnai. Aukštis yra 2600, Kiek? beveik 2700 metrų. Tai 2 kilometrai 700. Mano meilė dėl tavęs, aš perplauksiu visas upes, perskriesiu jūras gilias, kad tik tave suras. Aš pavoksiu iš tavęs tavo piktos skausmo ašaras, tas slegiantį liūdesį. Sakyk, kur tu esi. Leisiu išeiti tau, lauksiu, kol grįši. Vienąkart gyvenime atsipalaiduoti, jaučiu tave šalia. Dabar vyksta pasiruošimas. Va visi daro, palapinę stato, esame labai aukštai.
Čia aišku nesimato to aukščio, bet tai šiaip yra apie 2 kilometrus. Tai va, ir va tiek. Va, mūsų čia visas maistas. Ką mes va turime. Day and night, I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see I don't attain. What I need for keeps this silly game we play. Labas rytas. Šiandien jau yra šeštadienis. Ane, Audriu? Baig mūsų atostogas. Taip mes ir gyvenam. Vienas lūžęs. Kitas filmuoja ar fotkin. Neaišku, ką ten daro. O va kitą va žiūri dangų. Hello, my darling. Ir pirmas syk mes kylame su Audriumi tokiame keltuve. Kalnų ožka laukia, kol ateis švilpikas ir mano maistas suvalgys, bet dėja jis neateina. Dabar mes keliamės. Dabar filmuoja Viktoras su Vilma. O Vilma! Tu čia pasiruošei filmuoti Audrių vedantį? Audrius labai gerai laikosi, kaip matau. Kol kas. Rasiukas irgi. Va, einam tuneliu, labai šalta, Audriui ypač. Rasai irgi visai nešalta. Viktoras su šortais, jis labai tikrai comfortable. Tu atvažiavome. 3,5 kilometrų. 3,5 kilometrų nuo jūros lygio. Filming. Šalta, dabar vertis ant mūsų. Nu, visai. Kasytė šalta ir bet jau esam. Čia pats pirmų crazy, but you know that. Feel the breeze, girl. Let's take a lap. Yeah, I can feel it in the air that it's on tonight. Kas buvo, Audriau? Kas per briedas? Mes esame 3 kilometrų aukštyje, o kiek? 3,5, ne? Geriame kavą. Viktoras dabar ieško šokolado. O! Eik, tu kaip arti buvo. Va. Where I might go, I never know. Guess time will show. Was it written on the wall? One day when I am home, gonna reach your door. And when she's flying, love, and I won't lose her. Now she's flying.
go, where we could stay, where love will grow, place we go home, I would follow anyway. Labas rytas, mielieji draugai. Mes išvažiuojame iš Šveicarijos. Va, Audrius va visas apžėlęs važiuoja kaip urvinis, purvinis. Ir Rasa visa graži. Va, ir dabar šiuo metu čia lyja. Bet mes paskaitėm orų prognozę, kad Italijoje bus labai šilta. Ką gali pasakyti? Ar patiko Šveicarijoje? Taip. Tu gal gali ką nors daugiau pasakyti, ne taip? Taip. Sono un italiano. Labą dieną. Su jumis kalba Italijos viešbutis Hotel Valais ir Rasa. Toks mūsų viešbutukas, nei didukas, nei mažiukas. Va, balkoniukas. Žodžiu, oras tikrai nenusisekęs, bet nieko. Rytoj tikėkimės, kad bus šilčiau ir geriau. Tai va, tiek tokių žinių. Italija ir Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone. dabar gulėsime ant žeslongerių. Šiek tiek nėra labai šilta, bet gulėti galima. O džiukas išėjo maudytis. Va tenais iš tų šuklinių maudos. Bring me what I need, so why are we losing time? Labas, sako tau kavos padukas, mūsų daug, aha, užtraukia motoriukas. Dar biškį važiuok. Labas rytas, mielieji draugai. Šiandien yra prieš paskutinė diena, kaip mes keliaujame po Europą. Taip panorėjau pasakyti. Pinigų neimu. Gal pasiim geriau? Tai tu turi 500 eurų. Aš piniginę paliko, aš tau po to atiduosiu. Bobo. Ei, tu! Jis kalba su manim labai negražiai. Taigi šiandien einame paskutinį kartą pagulėti ant žeslongerių. Vakar jau vakare gulėjom. Va, gavome prie kokteilio, ne tik kokteilį, bet ir pavalgyti. Ar skanu, Audriau? Galima valgyti. Kai nemokamai. Žinai, mes lietuviai. Mes mėgstame kur pigu ir nemokamai. Galėsim vėl apsilankyt. Gerai būti čionai, kur vasara, meilė ir bučiniai. Dabar važiuojam į Veneciją ir tai bus paskutinė mūsų kelionė per šią įspūdingą savaitę. Po to laukia viešbutis, kuris vadinasi Oro uostas ir va taip.
čia užpildys mano svajonę. Kada sutaupysi 100 eurų? Man atrodo, tu jau esi taupęs, ar ne? Nieko nežinau. Ar aš klystu, Audriau? Ar klystu? Ar klystu? Yeah, you never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying, I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Yeah, our hands will get more wrinkled and our hair will be gray. Don't think I could forgive you. And see, the children are starving and their houses were destroyed. Don't think they could forgive you. Hey, when seas will cover lands and when men will be no more. Don't think you can forgive you. Yeah, when there'll just be silence and when life will be over. Don't think you will forgive you. Grįžome iš Venecijos ir dabar laukia mūsų gardūs pietūs. Ogi pietas mūsų tokie. Sonytė. Sonytė. Mėsytė. Va. O, dar turime obuolį, alaus, dešros. Dar 2 persiukus turiu. Tai super, pietus laukia mūsų karalis. Tikrai. Paskutiniai kilometrai mūsų Fiato markės mašinos kilometrai. Ir vėl mes keliausime su ventuke, pasidžiaugiame savaitę. Savaitę pasidžiaugiam ir viskas. Baigėsi 13 metų mašinos tipas, prasideda 94 metų. Ate, tu buvai faina, bet man dar reikia daug dirbti, kad tokią turėčiau. Didelė mieste kyla ir leidžiasi lėktuvai, o tenai toli mūsų namuose lauki tu manęs. Tariu sudie vaikystės kieme, kur paukščius kadais lydėjau, o dabar namus palikęs savo pakelius sparnus. Šiandien aš paimu visą pasaulį, padalinu jį lygiai pusiau. Kairiai bus pietus, o dešiniai šiaurė, rytų ir vakarų mums neprireiks. Mūsų viešbutis. Žolytė. Žvaigždučių čia nėra. Nu, matai, kad nėra žvaigždučių. Tai va, viešbutis be žvaigždučių. Bet visai maladės, labai daug žmonių atėjo. Ko tie į mūsų kambarį čia sulindo? Jie neturi kur gyventi. Tai va, žvaigždutė labai geras. Ir mums irgi labai gerai. Mūsų kitasis viešbutis vadinasi Direct Side. Belė, jie. Tai va, čia va trasa jėgos, Audrius dar nepasitėsi, jam ir taip gerai, o Raselė čia mėgos. Vakarieniauju. Vakarieniauja, čia jau gal geriau. Mūsų skrydis bus kažkur po 5 valandų ir išaušo paskutinė mūsų kelionės diena. Tiksliau tariant, ne diena, o sunkus labai rytas. Sakiau, kad nes Audriukas žadino
labai kietas apsauginis. Va, o aš beveik nemiegojau visą naktį. Tai va, dabar jau esame praėję vartus. Esame oro uoste. A ne? Tu jau spėjai apželsti. Tai va, baigęs viskas, baigęs kelionė aplink Šveicarijos, Alpes ir ne tik. Lietuva, tik žali laukai. Tai Lietuva. Welcome. You've arrived in yet another on-time flight. Audriau, kaip kelionė tau? Karšta. Lietuvoje karšta. Va, ir vyko stebuklas, tai lietus, o dabar saulė šviečia. O čia yra, pasirodo, mūsų lygiuotoji ir negaluotoji lietuvėlė. Ir mūsų ventukė, irgi labai graži mašina, labai tikrai faina. Ir mes visi faini. Tai tiek. Kelionės pabaiga jau prasidėjo. Taip. Jo, prasidėjo kelionės pabaiga. Ir mes lekiame namučių sukti vėl naujo klipo apie antrąją mūsų šeimyninę kelionę. Tai tiek, kol kas. Susitiksim kitais metais kažkur kitur. Gal ir. Čia buvo Audrius ir Rasa Milvitai.